vienoms iš pirmaujančių komandų. Spigulis ir Pavliukovas. 7 minutės, jau beveik ir 8. Vilniečių komandos ataka ir mėginimas į vartus. Danilovas jį atliko, dar varžovui organizuoja ataką ir čia tolimas metimas. Vienas. Čia varžovų vartininkas turėjo progą pabaigoje, o dabar varžovų atsakymas. Toks metimas ir gerai, kad jis Hermanis. Ir rezultatas buvo 2-1 varžovų naudai. Rezultatas buvo 2-1 varžovų naudai. Aleksas Maunova. Pasižiūrėkime, ką pavyks nuveikti čia. Aleksas. Janis Jekinenas. Ir dabar jau viskas vyksta. Dabar varžomas šalia Pavliukovo. Dar vienas bandymas, čia panašu ir įvartis, o antrasis buvo pelnytas jau kėlinio pabaigoje. Dabar Panko ataka, Laisvydas Kudrevičius ir galiausiai 1-2. Pankai iš tai. Vyšniakas, jo metimas. Komandos žaidėjas kartu su Ilja Četvertaku, kalbant apie rezultatyvumo balų. Kirilas Strukas buvo ir Ignotas Ragas, bet dabar varžovų atsakymas. Dabar dviese prieš vieną varžovą ir turi progą. Jos nebuvo, bet varžovai turėjo labai gerą galimybę. Ir dabar jau 2-1. Ir dar viena varžovų pavojinga ataka. Bent kažkokia emocija ir žiūrovų. Kaminekas. Trečiajame kėlinyje. Jo. Energija. Tęsiasi ataka, yra proga. Atgal, o ne į priekį. Maunova. Gera žinia ta, kad savaitgalis dar nebaigtas. Kita žinia, jog čia Dominykas Motiejūnas dabar atsikerta kažkiek Rygos komanda. Artiomas Redko. Nolanas Ryganas, yra proga. Galėjo rezultatas būti 2-2. Ryganas turi dar vieną galimybę. Vėlgi atsiranda galimybė išlyginti rezultatą. Tuo noru bent jau išlyginti rezultatą ir turėti progą. Dabar taps Pankų komandos herojais Timonas Mažulis. Jo bandymas 2-2 ir triumfas dabar. Valgant. Rezultatas išlygintas, bet galima siekti ir trečią įvarčio. O dabar dar yra proga ir iškovoti pergalę. Galbūt dabar 3-2 ir visiška euforija Vilniuje. O Pankams galimybė uždaryti rungtynes ir tai yra viskas. Nuo įvarčio. Timonas Mažulis. Minėjau, kad ko gero ilgam įsimins rungtynes, tai dabar po dar vieno sėkmingo laimėjimas, kai tu ilgą laiką pirmavai, bet galiausiai Timonas Mažulis. Sako,
Ateikit čia, 3 įvarčiai ir 4-2 galutinis rezultatas. Dabar jau galima statistika, kuri nueina į istoriją, bet svarbiausia, jog Pankai atsitiesia po